Ar viskas tvarkoje, ar matote? Taip. Gerai. Taigi, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad prisijungėte prie kitokios mūsų pietų pertraukos, kurioje mes kalbėsime iš tikrųjų ne tik apie maistą, bet ir apie prasmingą ir įkvepiančią patirtį. Čia susitikome ne šiaip pabendrauti, o iš tikrųjų paragauti įtraukties skonio, įvairovės aromato ir asmeninio augimo priemonių, kuriuos dovanoja Erasmus Plus mobilumo ir istorijos. Na, o šiandien mūsų meniu net 4 gyvos ir tikros istorijos. Taigi, siunčiančiosios organizacijos patirtimi pasidalins Anželika iš Šiaulių Santakos ugdymo centro, priimančiosios organizacijos išgyvenimais taip pat pasidalins Karinė iš organizacijos New Service, lydinčios mens patirtimi pasidalins Eglė iš Panevėžio socialinių pokyčių centro. Na, o dalyvę, kuri sutiko pasipasakoti savo patirtimi ir pasidalinti savo kelione, kuri tapo ne tik geografinė, bet ir vidinė, tai Odeta, kuri anksčiau mokėsi Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. Kiekviena iš šių istorijų yra savotiška įtraukties ir įvairovės patiekalo dalis, kurios maitina ne tik kūną, bet ir mūsų požiūrį, atvirumą ir žmogišką ryšį. Tad šiandien pakviesiu visus pasiklausyti atvira širdimi, pasidalinti be baimės būti išgirstiems ir drauge kurti erdvę, kur įvairovė tampa mūsų stiprybė, o įtrauktis mūsų kasdienybės norma. Tai linkiu iš tikrųjų skanių pietų ir dabar norėčiau iš tikrųjų susipažinti su jumis artimiau. Tai keliaukime į paskyrą Menti. Ten jūs galite pakliūti nusiskanavę QR kodą, kurį matote ekrane, arba nuėję į tinklapį Menti ir suvedę kodą, kurį matote taip pat ekrane. Tai yra 22 37 62 11. Dar šiek tiek palaukiame, kad visiems pavyktų. Matau ir širdelės, ir laikai, tai džiaugiuosi. Na ir pirmasis klausimas. Su kuo jums asocijuojasi įtrauktis ir įvairovė projekte? Tai galite pateikti pirmą kilusią mintį, pirmą kilusią žodį, su kuo jums tai asocijuojasi. Aš matau kažką. Visiems, puiku. Įvairūs žmonės, iššūkiai, prieinama visiems, galimybės. Taip, tai yra galimybės. Ir žinoma, tuo pačiu ir iššūkiai. Pažinimas labai gražus. Jautrumas, prieinamumas, bendrystė. Nuostabu. Iš tikrųjų, skaitant visus šituos žodžius, visas šitas asociacijas, norisi, kad visa tai ir atsispindėtų mūsų visų projektuose. Tai žiūriu, visi aktyviai atsakinėja, jau 48 žmonės netgi. Gerai, tai ačiū Jums visiems už pasidalymą. Tai iš tikrųjų ir jautru, ir gražu. Ir čia bus mūsų toksai vadinamas starteris, pirmasis patiekalas, kuris nukels būtent į įtraukties ir įvairovės pietus. Gerai, tai keliaukime toliau. Jau dabar konkretesnis klausimas. Norėtume sužinoti,
kokia jūsų organizacijos patirtis siunčiant mažiau galimybių turinčius dalyvius? Ar įtraukite, ar jūs per metus išsiunčiate 10 ir daugiau dalyvių? Ar jūs vidutiniškai nuo 5 iki 10 per metus išleidžiate? Ar per metus išleidžiate nuo 1 iki 5 dalyvių? Ar planuojate pradėti ir čia prisijungiate šiandien, norėdami daugiau apie tai sužinoti? Ar kol kas neplanuojate, nes galbūt jūsų organizacijos veikloje tai nėra dažni dalyviai? Mhm. Tik planuojate pradėti. Matau, kad daugiausiai tokių atsakymų. Tai aš manau, jūs prisijungiate į puikų renginį, kuris jūs padrasins. Nes čia, tame pačiame renginyje, yra tikrai nemažai ir tų, kurie labai daug organizuoja mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumą. Tai manau, šitas susitikimas tikrai vertingas. Gerai, keliaujame toliau. Ir sekantis klausimėlis, kuris padarys, kaip sakoma, įžangą į vienos iš siunčiančiųjų organizacijų patirties pasidalymo. Tai kokias kliūtis patiria jūsų organizacija, siūsdama mažiau galimybių turinčius dalyvius? Tai galbūt jums trūksta kompetitingų darbuotojų arba tiesiog mokančių, galinčių dirbti su skirtingais asmenim. Nežinote, kaip panaudoti įtraukties lėšas, kurios yra skirtos būtent dalyvių paramai. Žinoma, tai gali būti papildomas darbo krūvis, nes galbūt su šitais dalyviais jūs turite daugiau laiko skirti jiems, jų parengimai. Galbūt nerandate tinkamų priimančių partnerių, kurie sakytų, taip, jūs galite atsiųsti tokius dalyvius pas mus. Arba organizacija tiesiog nėra linkusi rūpintis įtrauktimi ir įvairovę per renginius, per mobilumus. Tai iš tikrųjų, žinokit, rezultatai labai džiugina, kadangi net 44% atsakė, kad kliūčių nėra ir organizacija turi aiškias gaires dėl įtraukties ir įvairovės skatinimo. Tai iš tikrųjų labai džiugu, kad jūs tobulėjate, augate ir dabar norėtumėm pakviesti Viliją. Sveiki, mano vardas Vilija ir pradėkim tą realų darbą, dalinkimės patirtimi. Tai pirmiausiai norėčiau pakviesti kolegę Andželiką Grigaliūnę, Šiaulių Santaros ugdymo centro projektų koordinatorę, pasidalinti patirtimi siunčiančios organizacijos būtent, kaip jie organizuoja mobilumo veiklas mokiniams, kurie turi individualių mokymosi poreikių. Ir kaip matau, kad jūsų organizacija, Andželika, aktyvi, matoma mobilumo srityje, jūsų dauguma dalyvių yra būtent tie mokiniai, kurie turi individualių mokymosi poreikių. Tai klausykime, kokia ta sėkminga patirtis ir gal gausim tą receptą. Užkandį gero. Tikiuosi, laba diena visiems, tikiuosi, kad mano pranešimas bus naudingas, tai aš pabandysiu juo pasidalinti. Apie ką kalbėsiu, tai apie mažiau galimybių turinčių mokinių mobilumus ir jų organizavimą. Mačiau, kad dalyviai pažymėjo, kad ką reiškia į klausimą pirmąjį, ar ne, kad tai yra daugiau darbo. Taip, tai yra daugiau darbo, bet tai yra 5 kart didesnis pasitenkinimas, kai tokie vaikai grįžę, išklausai jų patirtis, ką jie patyrė ir kokį poveikį tai turėjo jų asmeniniam augimui. Tai aš bandysiu visą savo pranešimą pristatyti per 4 žingsnius, nes mūsų ir mokykla naudoja šią sistemą ir mokinių vertinimui. Ir pirmoje skaidrėje jūs matote, su kokiais sunkumais ir kokiamis kliūtimis
mano mokykloje susiduria mokiniai, kurie dalyvauja Erasmus mobilumuose. Tai kai kuriuos aš dar papildžiau, ko nėra nurodyta Erasmus standartuose. Tai lygiai taip pat mokiniai dalyvauja turintis autizmo spektro sutrikimus, mokymosi sunkumų. Kai kurie, tai kaip matot, turim ir susiduria su rasės problemomis ir visais kitais, kurie čia yra paryškinti. Aš gal prie jų ilgai nesustosiu, bet mūsų tas tikslas ir siekis yra sudaryti galimybę absoliučiai visiems mokiniams. Nesvarbu, kokių turi sunkumų ar iššūkių, su kuriais jie susiduria. Ir kaip mes skatiname tuos mokinius dalyvauti šituose mobilumuose? Tai visų pirma, mes mokykloje skelbiame atvirą kvietimą ir konkursą. Jisai skelbiamas mokyklos svetainėje. Taipogi mes periname per visas klases ir dar kartelį bandome kuo arčiau, gal ne visi skaitė, gal ne visi matė, pasakyti, kokios galimybės yra jiems sudarytos. Ir dažniausiai vaikai rašo motyvacinius laiškus, bet atsižvelgiant į kiekvieną mokinį, mes žinom, kad turim tokių mokinių, kurie geba parašyti tik savo vardą. Tai tikėtis, kad jisai parašys motyvacinį laišką, apie tai nėra net kalbos. Tai tada bandom paieškoti kitų formų ir būdų, kaip paskatinti kiekvieną vaiką. Taip pat mes mokiniams teikiam individualią paramą ir konsultaciją. Informuojam ir tėvus per visus atvirus renginius, kokios yra galimybės dalyvauti ir kaip įsijungti šituos projektus. Bandome pasakyti tą asmeninę naudą, kokią gauna mokiniai. Ir jeigu turi kažkokių abejonių, o iš tikrųjų tėvai turi daug labai abejonių ir daug tokių rūpesčių, tai bandom jas visas išsklaidyti. Mums labai padeda, kada mūsų grįžę mokiniai visai mokyklos bendruomeniai pasipasako ir pristato savo patirtis. Tai tarsi toks kaip ir paskatinimas, jų tos sėkmingos patirtis skatina ir kitus mūsų mokinius nebijoti, patikėti savimi ir išdrįsti dalyvauti programoje. Ir turim ne vieną atvejį, kada pasiklausę mokinių patirčių, tikrai atsiranda daugiau norinčių dalyvauti. Ir aišku, rengiantis mobilumui, mums labai svarbu užtikrinti kiekvieno mokinio poreikius, kad jisai jaustųsi ir saugus, kad ta aplinka, į kurią vyks, bus įtrauki ir palaikanti. Tai mes šito klausimu labai daug bendradarbiaujam prieš išvykdami su priimančiąja organizacija. Mes informuojame, kokie mokiniai atvyksta, kokių jie turi individualių poreikių, ar tos poreikius galima patenkinti. Ir iš tikrųjų dar nebuvo nei vienos priimančiosios organizacijos, kuri neatlieptų ar nesugebėtų atliepti šitų poreikių. Tai ypatingai turbūt svarbu yra paminėti, kai kalbam apie mokinius turinčius autizmo spektro sutrikimą. Jie yra labai įvairūs ir žinant tas aplinkas ir dirgiklius, kas juos dirgina, kad jų nebūtų, tai iki šiol nebuvo jokių problemų, nesusidūrėme. Ir kaip mes rengiamės, tai irgi tokie 4 pagrindiniai žingsniai. Tai pirmasis yra pradinis susitikimas su tėvais ir mokiniais. Tai yra dokumentai, be kurių mes niekaip neapsieinam, jie yra privalomi. Pristatome visą programos turinį, kurį jau būname aptarę ir suderinę su priimančiąja įstaiga, kokie yra mobilumo tikslai, kokie reikalingi pasirengimo dokumentai, tai tokie kaip asmens dokumentas, medicininė ta kortelė, ar ne. Ir tada, jeigu dar turime mokinių, o mes jau visada turime su tokiais dar didesniais individualiais poreikiais, tai netgi organizuojame individualias konsultacijas su tais mokiniais ir jų tėvais. Klausėme, kuom galėtumėm padėti, kad šitas mobilumas būtų kuo sklandesnis ir kokios reikia pagalbos. Ir dažniausiai randam išeitį, tai vienas iš tų pavyzdžių, kada ilgalaikį mobilumą mes išleidome mokinio su fizinė negalia, tai mums šiuo atveju labai padėjo tos papildomos lėšos. Šitai mokiniai buvo nupirktas elektrinis neįgaliojo vežimėlis, jinai galėjo laisviau judėti, būti savarankiškesnė, pati nuvykti ir parvykti į mokyklą.
labiau nepriklausoma tapo. Ir žinoma, tėvams kyla labai daug klausimų, tai visuomet organizuojame bendrus susitikimus, kadangi kartais būna tai padaryti gyvai sunku, tai mes dažniausiai naudojame online formatą vakare, kada tėveliai jau būna baigę, tėvai ar globėjai būna baigę darbus, kad visiems būtų patogu. Šituose susirinkimuose taip pat dalyvauja ir mokiniai, ir lydintis asmenys, ir esant poreikiu iš primančiosios organizacijos atstovas. Tai aptariam absoliučiai visas detalės nuo pat išvykimo, nuo pat, tarkim, sėdimo į autobusą ir apie skrydžius, apie bilietus, apie dokumentus, kokius rubelius įsidėti, kokius daiktus, ko reikia, ko nereikia, apie sveikatos draudimus, apie vaistus, nes mūsų vaikai, kas vyksta, tai daugumai iš jų turi nuolat vartoti gydytojo paskirtus vaistus, tai ir lydintis asmenys turi žinoti, kokius vaistus, kokiu metu ir kokį kiekį duoti. Tai visą tai aptariam ir būnam pasiruošę kelioniai. Ir lieka tas toks paskutinis žingsnis, tuomet visus parengti tam kultūrinį ir psichologinį pasiruošimui. Tai su mokiniais pakalbam, į kokią šalį vyksim, kokia ten kultūra, su kokiais gali kultūriniais skirtumais susidurti, į kokią mokyklą vyks. Tai dažnai pristatom mokyklą, parodom, kaip jinai atrodo, kas ten vyksta. Dar kartais mokiniai irgi užmesga tokius gražius ryšius, susirašo su būsimais klasiokais, su šeimomis, kuriuose gyvens. Tai tokių gražių patirčių turim, kai tėveliai su vaikais parašė laiškus mūsų mokiniams, kas pas juos į šeimas atvyks, tai tada labai jautiesi laukiamas. Ir tų baimių mažiau, nes jau būni pabendravęs ir pamatęs. Ir žinoma, dar parašom įvairiausias atmintinės, kad ko nepamiršti. Ir tas betarpiškas bendravimas, tai visuomet susikūrėme kelias grupės. Tai viena su tėveliais, viena būna su mokiniais ir dar turim tą tokią bendrą grupę. Tai tokie 4 pagrindiniai žingsniai ruošianti mobilumui mokinius su individualiais poreikiais. Ir labai svarbu pastebėjome yra refleksija grįžus po mobilumo. Tai jau tai, kad turi užpildyti beneficiarių sistemoje apklausą, tai yra viena, bet mes dar turime susikūrę savo anketas. Tai anketa mokiniams, anketa jų tėvams globėjams, lydintiems asmenims. Ir norim per visas 3 pozicijas gauti tą grįžtamą į ryšį, sužinoti, kokios buvo sėkmės, kokios buvo nesėkmės, su kokiais iššūkiais susiduria. Nes mums tai labai svarbu dėl tobulėjimo, kad žinotumėm, ką kitą kartą organizuojant mobilumą mes galėtumėm tobulinti ir keisti. Lygiai taip pat mūsų mokiniai įsivertina ir įgytas kompetencijas, tai mums labai svarbu ir pats mobilumo ta kokybė, kokių jie patirčių, mokymosi rezultatų ir kompetencijų naujų įgyjo. Tuomet yra dalinimasis patirtimi. Tai mums turbūt pats veiksmingiausias, kada mokiniai pasakoja apie savo patirtis kitiems mokiniams ir tos jų sėkmės istorijos paskatina kitus būti drąsesniems, labiau pasitikėti savimi ir dalyvauti mobilumuose. Žinoma, mes jas paskui stebime ir pritaikome tai, kokias jie žinias įgyjo. Tai ugdymosi aplinkoje, artimoje. Tai turim labai daug tokių gražių pavyzdžių, kada mokiniai parsiveža naujų idėjų, naujų mokymosi metodų. Ir kada ar klasės vadovai, ar tam tikro dalyko mokytojai sako, žinokit, mes išbandėm, bet tokį mokymosi metodais mums labai patiko. Gal ir jūs galėtumėte kažką panašaus padaryti. Tai mūsų mokytojai labai atviri, tai žinoma, stengiasi išklausyti mokinius ir įgyvendinti tai, ką jie nori. Ir dar turim tokį, matom, labai ženklę įtaką mokyklos aplinkai. Kada mokiniai irgi parsiveža matytų idėjų, kas lankytojams jiems labai įsiminė ir patiko. Ar tai kažkokia poilsio erdvė, ar tai kažkoks maisto patekimų būdas valgykloje kitoks negu kad mes turim, ar kažkokia klasėje aplinka daiktams susidėti. Tai jie visą tai
visas tas idėjas matytas parsiveža ir visos buvo įgyvendintas. Iki šiol, kiek mokiniai prašė, ką norėjo, visas įgyvendintas ir tikrai pasiteisino. Ir žinoma, svarbiausia tai yra mokymosi rezultatų pripažinimas. Kad jis yra ne tik tas formalus, kas parašyta dokumentuose, bet mes labai stebime ir tas įgytas neformalias kompetencijas. Tai kaip tie socialiniai įgūdžiai, savarankiškumas, padidėjęs pasitikėjimas savimi ir ypatingai padidėja mokymosi motyvacija. Ypatingai anglų kalbos mokymasi. Nes supranta, kad anglų kalba, jeigu nori bendrauti su bendraamžiais, jinai yra labai svarbi. Aišku, šiais laikais tų priemonių yra daug įvairiausių, bet užsimezga draugystės, vaikai pasidalino kontaktais ir susirašinėja ir bendrauja toliau. Ir koks tas yra poveikis, tai ne tik mokiniams, bet aišku, kaip ir mums organizacijai, tai jau apie asmeninį mokinių tobulėjimą kalbėjau, ar ne, ypatingai tai tiek mokiniams, tiek lydintiems asmenims matome, kad ženkliai padidėja Europos tapatumo jausmas. Kai tu nuvyksti ir supranti, kad bendramžiai susiduria su tokiomis pat problemomis, turi tokius pat pomėgius, kad mokykloje gyvenimas vyksta labai panašiai ir jie labiau pasitikė savimi ir jaučiasi tokiais pilnaverčiais Europos Sąjungos piliečiais. Tai kaip ir minėjau, ta akademinė motyvacija padidėja, tada mokiniai tikrai siekia aukštesnių rezultatų, jie tampa klasės lyderiais. Ir labiau netgi ir pasiruošę įveikti įvairius iššūkius, nes tikrai išvykoje visko nutinka ir pasirengę netgi ir pamato įvairiausių ir profesijų, lankosi įvairiose vietose, kai kas netgi pradeda planuoti savo ateitį, kuom norėtų būti. Aišku, mums tada, ką mums tai duoda kaip įstaigis, tai mes užmesgam ilgalaikės tarptautinės partnerystės. Labai dažnai primantieji partneriai, jeigu mes pirmieji vykstam pas juos, tai pamatę, kaip bendraujam su vaikais, kaip pristatom savo mokyklą, labai nori aplankyti mus. Tai mes visada esam labai atviri. Apsilankę pas mus dažniausiai užmesgam jau ilgalaikės partnerystės ir mūsų mokytojai tarpusavėje bendrauja, keičiasi idėjomis ir vieni pas kitus nuolat organizuojame mokinių mobilumus. Ir tos ateina naujos pedagoginės praktikos, nes jeigu mobilumai skirti mokiniams, tai lydintieji asmenys irgi stebi ir dalyvauja tose veiklose, tai mato, kaip dirba priimančiosios įstaigos pedagogai ir irgi parsiveža daug naujų mokymo metodų, kaip ugdymo aplinkų. Ir tai labai skatina mūsų ne tik mokinių, bet ir mokytojų proaktyvumą. Ir norėčiau palinkėti, mūsų mokyklos šūkis yra augti, atrasti, atliepti, kad galbūt tie visi sunkumai ir barjerai iš tikrųjų yra tik tais mūsų galvose. Ir svarbiausia, realybėje yra visai kitaip ir svarbiausia pradėti nebijoti, pamėginti ir pradėti. Ir išeitis jinai visada savaime atsiranda kiekvienoje situacijoje. Svarbiausia, žinoma, labai gerai pažinti savo mokinius, žinoti, kokių jie turi tų individualių poreikių ir tada savaime ateina sprendimas, kaip juos reikia atliepti. Tai tiek. Ačiū už dėmesį, gal kokių klausimų? Taip, jau aš matau, žinutės ateina, kad nuostabus pristatymas. Tai ačiū Andželikai už tikrai išsamų siunčiančios organizacijos pristatymą. Aš manau, kad tikrai gal galima būtų paklausti, jeigu, sakysim, mano organizacija ar kitos norėtume kažkokios tai rekomendacijos, ar kreiptis į jūs dėl jau susikurtų įrankių, tokių kaip atmintinės, apklausos tos formos, ar galima būtų kreiptis, galbūt kažkada jūs ir leidinį išleisite, negalvojat apie tai, nes visą tai, ką jūs jau turit, galėtume plačiau naudoti. Mums atrodo, kad tai, ką mes darom, tai tiesiog yra... Tiesiog darom
ir apie kažkokį leidinį negalvojam, bet savo patirtimi arba kažką patarti ar padėti, tai mes visuomet esame atviri. Tikrai drąsiai galite rašyti ar skambinti, kiek galėsim, tiek padėsim. Esame ir anksčiau jau sulaukę skambučių, tai mes tikrai mielai, atvirai galime padėti. Aš turėjau dar pasiruošus 4-5 klausimus, bet iš tikrųjų Andželika visus jos jau atsakė. Ir buvo būtent toks vienas klausimas, kokia rekomendacija. Tai jūs pačioj pranešimo pradžioj pasakėt, kad ta rekomendacija tai tas jausmas, kuris ateina po mobilumo. Tai dėkoju dar kartą ir kadangi jau pusė pietų laiko praėjo, tai norėčiau pristatyti kitą pranešėją, kuri pasidalins priimančiosios organizacijos patirtim, tai karinė Amirjan Lučkė, projektų koordinatorė, kur organizacija yra įsikūrusi Italijoje, Apulijos regione. New Service organizacija jau 12 metų sėkmingai priema dalyvius iš Lietuvos ir kitų šalių ugdymo įstaigų. Ir kaip kalbėjom su karinė, tai 400 dalyvių per metus, taip, ir iš jų, sakykime, tokio statistikos nėra, bet kalbėjom, kad 80% turbūt turintis individualių poreikių. Na ir dar noriu pasakyti, kad karinė tas žmogus, kuris siekia ne tik tos profesinės praktikos, bet ir dalyvių augimo bei socialinės gerovės. Klausomės jūsų. Ačiū, Vilija. Prieš 12 metų atvykau į Italiją pati kaip Erasmus Plus studentė ir man visa tai buvo nauja. Čia susitikau savo vyrą ir labai greit perėmiau iš jo būtent tą visą koordinavimą. Tai viskas ėjo per mano asmeninę patirtį. Ir buvo labai gražu klausytis Andželikos, nes man kilo tokia viena mintis. Turbūt mes dirbame tomis pačiomis vertybėmis, tiesiog žmogiškomis vertybėmis, viskas paremta empatija ir mums tie projektai yra tokie natūralūs. Ir prisimenu, kai gavau užklausą apie pirmąjį įtraukties projektą, aš galvojau, kad kažkaip tai specialiai pasiruošti, ar aš turėsiu tokių kompetencijų, kad galėčiau jį vykdyti. Ir kai atvažiavo grupė žmonių, buvo 8 studentai, aš supratau, kad tas pasiruošimas, turėjo būti tik tai tas, kuris iki tol, nes, iššūkiai iš tikrųjų, kad būtume kaip priimanti organizacija paruošti ir ką labiausiai man asmeniškai reiktų žinoti, tai apie mokinių sveikatą. Bet visa kita, tai vyksta taip natūraliai. Ir individualių poreikių mes turime visi. Tik mes kažkaip esame linkę skirstyti, bet šiandien individualus poreikis būti netgi veganu, galbūt ar ne, ir kartais sėdėti užsisklendus kažko nevalgyti ir karinėje ateiti ir bandyti išsiaiškinti, kas darosi mergaitė, kodėl tu nevalgai, pasirodo, esu veganė, bet gėdėjausi to pripažinti. Tai dabar esame ir mes sukūrę visokias anketas, kurias studentai pildo, kad kuo daugiau išsiaiškintume apie kiekvieną jų ir atrodo, kad, kas čia tokio, kažkoks tai mytybos ar ne, mytybos individualus poreikis, o čia atvykus gali patirti, labai didelę atskirtį. Tai per daugelį metų susiformavo mūsų įmonė, bet susiformavom ir mes, nes esam aš ir Mindaugas pagrindiniai vedliai ir aš sakau, per 12 metų mes jau užaugome. Ir kas yra svarbiausia, kai atvyksta mokiniai, mes daugiausiai, aišku, dirbame su profesinėmis mokyklomis, bet ar tai būtų profesinė ar ne, nesvarbu, ar tai būtų suaugę žmonės, tai priimti kiekvieną kaip individualią asmenybę ir išklausyti. Tai apartų dabar jau užklausų, kurias mes siunčiame, pirmas dalykas, pats svarbiausias, tai yra apskritas ratas. Mes sėdame ir kalbame. Studentai, kurie atvažiuoja iš tų vadinamų subgrupių, jie dažnai kalba ir atvirai kalba. Didesnės problemos yra suaugusiems žmonėms. Kai jie sako, gerai, puikiai, vien paklausus ar ne, kaip jautiesi. Ir mes tada norime išsiaiškinti, o kas yra tau gerai? Kas iš tikrųjų, kas tave neramina, prisipažink, nes tiesiog matai, kad kojos dreba, balsas virpa ar ne.
Tai tas pirmutinis ratas yra labai svarbus - išsiaiškinti ir užmėgsti tokį santykį labai individualų. Kai atvyksta studentai, mums labai svarbu susižinoti jų pomėgius. Na, pavyzdžiui, va čia iš paskutinios grupės Kristupas, jis buvo apdailininko padėjėjas, na, praktiniai įgūdžiai labai labai tokie maži, jam tikrai reikia priežiūros darbe, bet jis puikus gitaristas. Jis tiesiog, aš jam suorganizavau per porą valandų gitarą ir kiekvieną vakarą jisai skambindavo gitara. Tai aš net negalvau, kaip jį įtraukti, nes mes visi tiesiog įsitraukiam. Tai man ir yra svarbu, kad nepakviesti kažkokį vieną asmenį į mūsų tą bendruomenę, bet mes visi turim būti ta bendruomenė ir nieko neskirstyti. Tai būdavo anksčiau, galbūt susidurdavau ir pastebėdavau labiau, kad, na, vat, tas toksai liktai čia mūsų grupė, čia jūsų grupė. Dabar aš tiesiog to neleidžiu, nes kai darom ratus, mes nedarom, kad va čia mokiniai turintys kažkokių specialių poreikių ar ne, individualių, čia kita grupė, mokytojai, nemokytojai, ne. Mes esam bendruomenė. Čia yra mano Erasmuso šeima, kurią mes auginam. Tai vat, o pasiruošimas tas, tai šiais metais iš tikrųjų turėjau tokių labai, labai sunkių projektų, nes turėjau vieną žmogų, kuris su alkoholiu turėjo labai stiprių problemų ir jo stažuotę mes nutraukėm gal 4 dienas iki projekto pabaigos. Sakau, aš jau išdalinau visą save ir nebegalėjau tavęs tiesiog pakelti ant kojų. Tai reikėjo nutraukti ir iš tikrųjų va tas mažas bendradarbiavimas su siunčiančia organizacija, kai tiesiog, na, ypatingai jeigu tai yra iš užimtumo tarnybos ar ne studentai, kai tiesiog mes jų, tiksliau, jie nepažįsta tų studentų, juos išsiunčia, kartais išsiunčia ir ne be lydinčio asmens. Ir tada tas bendravimas toksai tarp organizacijų, tarp studentų yra labai menkas, jo nepažįstam. Ir tokie sunkumai, o kitas vaikinas tai buvo tiesiog su šizofrenija, mes nežinojom, jis nevartojo vaistų, tiesiog čia atvykęs pamiršo, nenorėdavo, lydintis mokytojas apie tai žinojo, bet aš nebuvau informuota, na, kaip buvo sakoma, dėl mokinio privatumo asmens. Tai galbūt neišmanau tų visų įstatymų, galbūt taip ir turėtų būti, bet mes susidūrėm su labai daug problemų, kai tiesiog, na, turėjom keisti ir greitąją pagalbą. Tai buvo labai sunku, dideli iššūkiai. Žinant tokius dalykus galėtume tiesiog, na, tam tikriem įvykiam užeiti į priekį. Nežinau, kiek turiu dar laiko, sakėt 5 minutės prieš tai. Ačiū labai, Karinė, iš tikrųjų, už jūsų pasidalymą. Laikas trumpas, bet jūsų istorijos tikrai, manau, iš praktinės pusės labai padeda, kad va tokie pagalvoti, pasidalinti, pasakyti, informuoti. Tai iš tikrųjų, ačiū Jums labai, kad Jūs taip puikiai organizuojat ir priimat ir nebijot ir atrandat galbūt perlus tam. Visai nebaisu ir tikrai noriu visus paskatinti ir tikrai nedvėjokit ir nebijokit, nes kai kurios organizacijos, su kuriuom mes jau bendradarbiaujam, sakau, o pabandykim vat tokią grupę atsiųsti, kur būtų, na, jinai mišri ir bijo žmonės, sakau, pasitikėkit. Na, kalbant apie konkrečiai mano organizaciją, mes abu su vyru kalbame taip pat ir lietuviškai, tai aišku, aš žinau, kad saugumas yra labai svarbu. Koks mano tikslas ateinančių metų, tai yra mokyti, edukuoti lydinčius asmenis. Nes labiausiai, galbūt jau čia atvykus, priklausys stažuotės tas, na, kiek ji bus iš tikrųjų gera, sklandžiai praeis, jeigu lydintis asmuo bus labai gerai paruoštas. Tai manau, va, Andželikos tai buvo gera klausyti, nes aš matau, kad jie ruošiasi. Deja, kartais būna, kad ne. Tiesiog trūksta net empatijos ir žmonės atvyksta jau bėgantis nuo darbo. Tai būna labai gaila. Čia iš tikrųjų labai geras pastebėjimas. Aš manau, visi, kurie šiandien prisijungia,
arba organizuoja, arba nori organizuoti tokius mobilumus. Ir čia jūsų pastebėjimas bus labai laiku ir vietoj. Tai ačiū Jums, Karinė, labai. Dar pamačiau klausimų skiltyje Odilijos klausimą dėl papildomos paramos. Tai programa Erasmus turi šitą įrankį ir gali tikrai, ir jūs galite tikrai prašyti papildomos paramos, bet aš manau, kad čia yra gilesnės problemos ir jums reikėtų į savo projektų koordinatorių kreiptis, nes čia yra kažkokia dėl priimančių šeimų ir panašiai. Tai tikrai rekomenduojam parašyti arba paskambinti savo projekto koordinatoriui ir manau, jisai jūs ir padrasins, ir nukreips, ir pasakys, kokią jūs paramą dar galit gauti, kad tas jūsų mobilumas ir kiti mobilumai būtų tinkami, geri ir padrasintų mažiau galimybių turinčius dalyvius aktyviai įsitraukti į veiklas. Na, o dabar norėčiau dar truputį grįžti į Menti ir paklausti visų. Iš tikrųjų, keliaujam į kitą klausimą. Po tokio puikaus Karinės pranešimo, tai visgi ar jūs turite priimančią organizaciją, kuri priima dalyvius su skirtingais individualiais poreikiais? Tai labai įdomu sužinoti. Ar taip, bet jums padeda pagalbinė organizacija užsienio šalyje, ar ne? Ar neaktualu visgi, nes jūs tokių dalyvių nesiunčiat? Tai pasižiūrėkit. Jeigu kažkas neseniai prisijungėt, dar įjungiu QR kodą, kurį nuskanavę galite sudalyvauti apklausoj. Gerai. Tai labai smagu iš tikrųjų matyti, kad subalsavus tiek žmonių, didžioji dalis turi patikimus partnerius, priimančią organizaciją. Tai iš tikrųjų labai džiugu. Tai ačiū Jums labai už atsakymus, ačiū Karinei už pasidalymą patirtimi. Na, o dabar keliaujame prie... Sandra, atsiprašau, ar galiu tik tai vieną tokį sakinį, buvau mintį užsirašius. Taip. Nes Vilija man keletą klausimų buvo atsiuntusi ir klausė būtent, kodėl tie būna geri atsiliepimai. Tai, ką aš lankydama Italijos mokyklas supratau ir ką iš tikrųjų jau taikiau, tik tai nežinojau, kad aš tai taikau, tai būtent mokinių vertinimas. Vertiname individualiai, niekada nevertiname manęs ir tavęs, Sandra, ar ne, bet vertinu Sandra, kokia yra šiandien, ar ne, jinai turi būti geresnė rytoj ir galbūt, geresnė nei vakar. Tai tiek, ačiū labai. Oi, ačiū labai, iš tikrųjų labai prasmingi žodžiai ir labai gera metodika. Tai dėkui Jums labai. Na, o dabar, kaip ir sakiau, keliaujam prie trečio patiekalo mūsų šiandienos renginyje. Tai jūs kaip asmuo, jeigu esate lydintis asmuo, projektų vadovas ar kitas atsakingas už projekto įgyvendinimą darbuotojas, su kokiomis kliūtimis susidurėte įgyvendindami veiklas, kuriuose dalyvauja mažiau galimybių turintys asmenys? Tai labai kviečiu pažymėti šituos atsakymus. Ar tai gali būti jums neaišku dėl atsakomybės pasidalymų tarp priimančios organizacijos ar tarp kolegų, ar galbūt yra per didelė administracinė našta, daug papildomo darbo, laiko stoka. Galbūt nežinote, kur ieškoti patikimų partnerių. O galbūt jums, kaip darbuotojui, kaip atsakingam asmeniui, trūksta mokymo apie darbą su mažiau galimybių turinčiais asmenimis. O gal vis dėlto viskas tvarkoja, jūsų organizacija puikiai rūpinasi jūsų parengimu ir galbūt organizuoja mokymus darbui su mažiau galimybių turinčiais dalyviais. Na, arba šiaip jūs ir pats mokotės, ir pats dalyvaujat ir jaučiatės pakankamai pasiruošę spręsti visas netikėtas situacijas. Tai iš tikrųjų matau, kad problemų būna labai skirtingų. Kai kas pasiruošęs, kai kas daug darbo mato
Ir visa tai yra suprantama. Visa tai kainuoja tiek laiko, tiek žmogiškųjų resursų. Ir tikimės, kad šis renginys ir dabar nuskambėsinti patirtis, kurią pasidalins Eglė, padės jums galbūt atsakys į kylančius klausimus. Tai sveiki, leiskite pristatyti Eglę. Eglė socialinė darbuotoja, dirbanti Panevėžio socialinių pokyčių centre. Įtraukius Erasmus projektus Eglė koordinuoja nuo 2010-ųjų. Taip pat lydi besimokančiusius į įtraukius mobilumus. Kiekviena išvyka tai prasminga mokymosi bei atradimų patirtis. Eglei ypač svarbu pažinti kiekvieną besimokantįjį. Kaskart jie atranda naujas dalyvių stiprybes, kurios dažnai būna netikėtos patiems dalyviams ir jų aplinkai. Šiandien Eglė pasidalins savo atradimais ir tikromis istorijomis. Taigi, Eglė. Sveiki, girdit mane? Ir skaidrės matosi? Taip, viskas tvarkoj. Gerai, tai pietų metas jau pasėjo ir aš noriu papasakoti trumpai savo, tikiuosi, gero skonio istoriją. Kalbėsiu apie balansą tarp pagarbos ir įgalinimo. Jau daugiau, kaip Lina minėjo, nei 15 metų kartu su asmenimis su negalia vykstu į mobilumus. Esu šalia, padedu, skatinu, drąsinu, o kartais tiesiog esu šalia. Atsigręžusi atgal, džiaugiuosi prisiminimais ir sėkmės istorijomis. Dažnai girdžiu klausimą, ar tau nebaisu, kodėl tau to reikia? Atsakymas paprastas, ne, nebaisu. Ir taip man to reikia, nes man tai pirmiausiai labai įdomu. Man pasisekė, mano požiūris sutampa su mano organizacijos vertybėmis. Kartu su besimokančioju aš mokausi, augu kaip specialistė, įgyju pasitikėjimo savimi. Mobilumas yra lygus išėjimui iš komforto zonos. Kas darosi, kai komfortą paliekame už durų? Patiriame iššūkius, kurių pagalba labai daug išmokstame. Per savo darbo praktiką galiu pasakyti, kad niekur tiek daug neišmokau kaip mobilumo metu. Tai lyg intensyvūs kursai, kuriuos privalai pabaigti. Tai lyg žongliravimas keletą kamuoliukų vienu metu. Pirmiausia, ir mano nuomonė tai yra svarbiausia, lydintis asmuo visą mobilumo laikotarpį turi būti pozityvus, drąsus ir pasirengęs padėti 24/7. Besimokantieji su negale yra labai empatiški ir jie jaučia visas blogas emocijas aplinkui save ir dažniausiai jomis užsikrečia. Todėl lydintis asmuo turi žinoti, kad visas laikas, kurį bus išvykęs su komanda, yra ne apie jį, o apie komandą. Buvome Italijoje, šalyje, kuri kvepia makaronais, baziliku ir žinoma makaronais. Projektas buvo tikrai vertingas, turinys įdomus ir pritaikytas mūsų tiksliniai grupiai, o priimanti organizacija patikima, dirbo labai panašiai kaip mes, todėl greitai radome bendrą kalbą. Tačiau, kaip dažnai būna gyvenime, ne viskas buvo tobula. Biudžetas buvo nedidelis, tad nusprendėme taupyti ir gamintis maistą patys. Susėdome, paskaičiavome, suplanavome pirkinius ir taip prasidėjo mūsų didžioji itališkų makaronų era. Valgėme juos kasdien, kartais net 2 kartus per dieną, su pomidorais, sūriu, su daržovėmis, su trupučiu kūrybos. Iš pradžių tai buvo visai smagu, bet po 2 savaičių, tiesą pasakęs, nežiūrėti į juos buvo sunku. Bet neturėjome kito pasirinkimo. Kiekvieną kartą sėsdami valgytis, sakydavome savo, kaip smagu, kad galime mėgautis tikru itališku maistu. Pradėjome kurti patiekalų istorijas, išgalvojome jiems italo-lietuviškus pavadinimus – makaronai alle rasta, spageti di draugystė, penis su šypsena. Ir patikėkit, jie tapo visai skanus. Ne todėl, kad pasikeitė skonis, o todėl, kad pakeitėme požiūrį. Grįžus namo, aš pati ilgai negalėjau prisiliesti prie makaronų, bet dalyviai iki šiol prisimena šią gastronominę avantiūrą su šypsena. Jiems Italijos skonis vis dar šiltas, draugiškas ir pilnas juoko.
Tuo tarpu kita komanda iš kitos šalies reagavo visai kitaip. Jie nuolat skundėsi organizatoriams dėl biudžeto, dėl sąlygų, dėl visko. Galiausiai santykiai su šeimininkais nutrūko ir, kiek žinau, daugiau kartų jie projektų nebevykdo. Ši patirtis dar kartą priminė, svarbiausia ne tik tai, ką valgai ar kiek turi, bet tavo požiūris. Kūrybiškumas, humoras ir gera komanda - tai tie ingredientai, kurie bet kokią situaciją paverčia sėkme. Dar vienas iššūkis, kuris dažnai stabdo dalyvius ir lydinčiuosius - kalbos barjeras. Tačiau ar tai barjeras ar galimybė veikti kūrybiškai? Kartą mačiau marškinėlius, kuriuos pasidarė vienas keliautojas, vykdamas į kelionę po egzotiškas šalis. Ant marškinėlių buvo pačios pagrindinės piktogramos, kurios dažniausiai reikalingos keliaujant. Kavinė, viešbutis, tualetas, autobusas, traukinys ir daug kitų. Nesakau, kad kalba visai nereikalinga, bet iš patirties galiu pasakyti, kad kalbos mokėjimas kaip būtinybė yra pervertinamas. Kartą grįždami iš mobilumo skridome namo lėktuvu. Mūsų komanda sėdėjo išsibarščiusi po visą saloną. Kas prie lango, kas vidury, kas gale. Atrodė kiekvienas savo pasaulyje. Išlipant iš lėktuvo, mus išlydėjo stiuardesė su šypsena ir tyliai pasakė: "Tik informuoju, kad jūsų dalyviai skanavo vyno, tikiuosi nieko tokio." Trumpam sutrikau. Ji pridūrė, kad iš pradžių suabejojo, ar turėtų jiems patiekti, bet nenorėdama žeisti ir sumenkinti, tiesiog įpylė mažiau, su pagarba ir atsargumu. Aš padėkojau už žmogiškumą ir supratimą. Tačiau smagiausia dalis buvo, kaip jie užsisakė vyno. Tuo metu dalyviai dar nemokėjo anglų kalbos. Tai kaipgi pavyko? Pasirodo paprastai ir išradingai. Jie tiesiog pavartė lėktuvo žurnalą, surado paveikslėlį su vyno taure ir parodė stiuardesei. Kalbos barjeras? Nebuvo jokio barjero. Tik dar viena proga parodyti, kiek daug galima ne tik žodžiais, bet ir drąsa bei kūrybiškumo. Kai vyksti su komanda į mobilumą, lydinčiojo darbas ne tik padėti ar palaikyti. Dažnai tenka spręsti visai netikėtus klausimus, kaip suderinti skirtingus gebėjimus, poreikius ir baimės. Vieni dalyviai savarankiškesni, kiti labiau priklauso nuo pagalbos. Tačiau visi, tiek dalyviai, tiek lydintieji, palieka savo komforto zoną. Visi patenka į naują, nepažįstamą aplinką, kur sprendimus kartais tenka priimti akimirksniu. Vieną tokią atvejį prisimenu iki šiol labai ryškiai. Į Italiją vykome su komanda 3 savaitėm. Viena mergina komandoje turėjo labai didelę eskalatoriaus baimę. Iki tol ji nė karto gyvenime nebuvo juo važiavusi. Ir kaip tyčia, mūsų maršrutas driekėsi per Romos metro, oro uostus, didžiulės stotis, kur eskalatoriai visur. Kai kurie jų giliai po žeme, ilgi, greiti ir triukšmingi. Dažniausiai šalia visada būna laiptai, bet tą kartą nebuvo. Visą pusvalandį stovėjome šalia eskalatorius ir ramiai kalbėjomės, drąsinome, bet baimė buvo stipresnė. Ir kaip dažnai nutinka gyvenime, paprasto sprendimo nebuvo. Yra tik eskalatorius. Nuėjome pas metro darbuotojus, paaiškiname situaciją ir mūsų nuostabai jie sureagavo labai geranoriškai, tiesiog išjungė eskalatorių. Tąkart laiptais lipome visi, 8 žmonės iš mūsų komandos ir 3 metro darbuotojai. Taip, galėjom ir nesukti savo galvos, juk daugelis galėjo važiuoti. Bet tada būtumėm išsiskyrę, o mes pasirinkome likti kartu. Tąkart niekas neįveikė eskalatoriaus baimės, bet visi patyrėme, ką reiškia tikra komandinė dvasia. Ir tai, ko neišsprendžia įkalbinėjimai, kartais išsprendžia pagarba, kūrybiškumas ir žmogiškumas. Kaip minėjau pradžioje, mobilumai yra viena geriausių mokymosi patirčių. Ir ne tik dalyviams, bet ir lydintiesiems asmenims bei jų šeimoms. Nesvarbu, ar tai kelios dienos ar kelios savaitės, mobilumas reiškia išeiti iš rutinos, iš nuspėjamumo, iš saugios aplinkos. Tokioje patirtyje ypač ryškiai matyti, kaip dalyviai auga, tampa drąsesni, savarankiškesni, o lydintysis jis visada šalia. Ne tam, kad darytų už jį, o tam, kad padėtų tada, kai to tikrai reikia. Būtent tokiamis akimirkomis gimsta ypatingas ryšys paremtas pasitikėjimu, pagarba ir palaikymu. Ir jei tas ryšys užsimezga, jis lieka ilgam. Mobilumai tai ne tik kelionės, tai žmonių stiprėjimas, tai darbuotojų augimas per empatiją, pasitikėjimą ir tikėjimą kitų žmogumi. Tai nevedimas už rankos, tai ėjimas šalia. Kiek ilgai išlieka toks ryšys?
Iš mano patirties ilgiau nei 15 metų. Ačiū. Ačiū, Egle, už gyvas ir istorijas ir įžvalgas, kurias mums pateikiai. Kadangi pietų metas labai sparčiai artėja į pabaigą, Egle, klausimų tau neužduosim, bet jei kažkas norėtų jos patirties, tai gali per Sandrą surasti Eglę ir ji mielai pasidalins. Taigi, mėgaujamės desertu tikriausiai, Modesta. Taip, aš dar pakviesiu visus grįžti prie menti, kadangi keliausim prie sekančio patiekalo, kurį pristatys Odeta. Ir dabar norėčiau užduoti klausimą. Jūs bendraujate, ruošiate mažiau galimybių turinčius dalyvius. Ir kokias kliūtis dažniausiai įvardyja patys dalyviai turintys mažiau galimybių, dėl ko jie negali ar nenori dalyvauti mobilume. Tai pasižiūrėkite, ar jie dažniausiai galbūt bijo diskriminacijos, galbūt bijo nepritapti prie kitų dalyvių, o gal nenori atskleisti savo individualių poreikių ir jiems yra sunku apie tai kalbėti. O gal yra, kaip dažnai būna šiaip, neleidžia tėvai. Gal nenori tiesiog, nes netoks oras, netokia nuotaika ir panašiai. Gal bijo, kad reikės finansinio indėlio, o susiduria su ekonominiam kliūtim. O gal iš tikrųjų noriai dalyvauja ir jūs neišgirstat iš jų jokių prieš ar neigimo. Na, o gali būti, kad jiems tiesiog trūksta informacijos apie projektą. Gal jie nežinojo. Jūs jiems siūlote, jo sako, oi, negirdėjau, nemačiau. Tai iš tikrųjų, kaip matau, rezultatai skirtingi ir įvairūs. Turbūt kiekvienas, kaip ir kiekvienas iš mūsų, mes turime savo priežasčių, savo nuostatų, savo baimių. Bet aš manau, kad Odetos, atsiprašau, istorija su paskutiniu patiekalu galbūt padės įveikti šitas baimės. Ir dabar kviečiu Modestą ir Odetą. Laikas jums, jūsų pokalbiai, taip sakoma. Labadiena visiems. Klausantis paskutinės istorijos, nežinau, man tai tiesiog ašaros iki šiol kaupėsi, kai išgirdau tą istoriją apie eskalatorių, kad, na, iš tikrųjų atrodo tokia paprasta situacija, bet kai susidurėm ir ką reikia išgyventi kartu su tais mokiniais, kai lydi ir kiek mes daug jiem galim padovanoti, tai tikrai atspindi ir paskutinę istoriją ir mano pokalbį su Odeta. Labas, Odeta. Labas. Mano mokinė buvo ir į stažuotę vyko prieš kiek metų? Prieš 7 ar 8. Prieš 7 ar 18 metais, 2018 metais Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje mes abi susitikome ir jau tada mes savo mokykloje sklandžiai taikėme įtraukties lėšas ir tikrai įtrauktis labai svarbi mūsų mokyklai. Ir papasakok truputėlį, Odeta, kaip ten buvo, kad tu dalyvavai Erasmuse? Labą dieną, aš Odeta Lukaševičiūtė, mokinausi Kupiškio technologijų ir verslo mokykloje. Mano specialybė prekybos įmonių vadybininko padėjėja. 2018 metais pamačiau, kad vyksta atranka į Erasmus į Malagą. Na, aš pabandžiau užsirašyti, galvojau, ar pakliūs ar nepakliūs. Na, Ar jauti kažkokią baimę, dėl ko tu bijotum dalyvauti tome projekte? Ar buvo dėl to bijojau, kad galvojau, kad reikės pačiai damokėti. Ar mes kalbėjome su Odeta, kad galime atvirai apie tai kalbėti tuo metu, tai čia jau prieš 7 metus Odeta, kai mokėsi mūsų mokykloje, jinai mokinė buvo priklausoma nuo tėvų ir tuo metu buvo tokia situacija, kad Odetos šeima patyrė ekonominės kliūtis ir tėvai neturėjo galimybės prisidėti prie Odetos išvykimo į stažuotę. Ir kur mes kaip projekto koordinatoriai galėjom padėti pasinaudodami Erasmus Plus dotaciją, tai kad galėjome skirti Odetai dėl patiriamų ekonominių kliūčių papildomas įtraukties lėšas.
kaip tai įvyko, kas tos įtraukties lėšos, Odeta, kiek mes tau padėjom ir ar tai buvo svarbu tuo metu, kai mes važiavome į stažuotę? Taip labai buvo svarbu, nes įsigijau lagaminą, kas labai reikėjo, nes neturėjau to lagamino. Tada mm, skyrė megztinį su mano vardu ir maikėm, dar iki šiol dar turiu. Va. E, nu, ir Tiesiog, ten būtiniausius dalykus, ten batus, pižamą nusipirkau. jo, tai mes kartu nuėjome į parduotuvę, Kupiškyje yra viena didelė parduotuvė, mes į ją nuėjom, mokinė, nu, galiu iš savo pusės papasakoti, ne, kad buvo skirta suma ir tu galėjai išsirinkti, ko reikėjo, taip? Taip, taip. Išsirinkai reikalingiausius dalykus. Praėjus tiek metų, Odeta, gal tu gali papasakoti, kokia tavo patirtis Malagoje ir ar tai svarbi tavo gyvenimo patirtis, ar nu, tiesiog smagus pasibuvimas? Labai gera patirtis. Labai patiko. Ačiū modestai. Labai šiaip tikrai faina buvo. Net kai reikėjo namo skrist, mes su draugė sėdėjom abidvi ir verkėm net. Nes dėl to, kad reikėjo skrist namo, o mes Mhm. nenorėjom. Aha. Labai gera patirtis tikrai. Koks laimėjimas didžiausias iš visos tos stažuotės? Kad išmokau pastovėti už save. Va, man geriausia. Man labai pačiai buvo svarbu ir jautru išgirsti iš Odetos, mes kalbėjom prieš šitą renginį, vat, kokia ta patirtis, bendras laimėjimas iš viso to dalyvavimo stažuotėj. Ir iš tikrųjų, vat, Odeta pati jau dabar turi dukrą, augina savo mergaitę ir vat, atrodo, kad mes projektų vadovai dirbam savo darbą, kartais skubėdami, kartais nelabai ir atrodo, kad išleidai tiesiog dar vieną vaiką į stažuotę, dar vieną mokinį į stažuotę išleidai ir tai yra tik tai darbas, dokumentų sutvarkymas, įtrauktis, papildomų dokumentų sutvarkymas, bet vat, po tiek metų tik gali suprasti, kokią didelę įtaką padarė žmogus gyvenimui. Vat Odeta sako, kad gali labiau pastovėti už save ir kovoti už savo poreikius. Ar buvai dar, Odeta, kur nors išvykus ir Daugiau niekur. koks palinkėjimas būtų bendramžiams, kurie dabar mokosi, kurie nedrįsta, kurie stovi prie skelbimo ir nedalyvauja? Tik pataršiu, tik dalyvauti. Dalyvauti. Jo. Tai labai ačiū, Odetai. Ačiū, kad sutikai, kad nepabijojai pasisakyti, nes vat, ir prieš tai buvusiame menti klausime, kad kartais mokiniai nedrįsta atskleisti savo sunkumų kažkokių, su kuriais susiduria. Tai įtrauktis yra ne tik kažkokia negalė turintiem mokiniam, bet taip pat ir ekonominės, socialinės, su ekonominėmis ir socialinėmis kliūtimis susiduriančiom šeimoms. Būna visokių situacijų, būna, kad tėvai išsiskiria, būna, kad vaikai netenka vieno iš tėvų, būna, kad tėvai netenka darbo ir mokiniai tuo metu susiduria su ekonominėmis kliūtimis ir dėl to negali išvykti. Tai nebijokite kalbėti ir ačiū Odetai, kad pasidalinai su mumis ir kad Prašom. Ačiū labai. Aš tiesiog norėjau vieną komentarą įgarsinti, nes visi pranešėjai yra to verti. Pristatymus Vytauto komentaras, tai pristatymus atlieka oratorystės specialistės. Matęs daug pristatymų įvairiose sritise, nuo verslo paslaugų, techninių mokymų iki pramoginių laisvalaikio turinio pristatymų. Šiandienios pranešėjas profesionalesnis už daugumą, tai galit savo tikrai pasiploti. Ir Eglė nuostabiai pristatė ir puikiai kalbėjo. Ir žmogus tikrai liko sužavėtas. Tai ačiū Jums visiems labai, kad dalinatės, kad skleidėt visą šitą gėrį ir patirtį. Ir tikiuosi, kad visos išgirstos istorijos, visi paragauti 4 patiekalai padės drąsiau prisidėti prie įtraukties ir įvairovės skatinimo. Ir tiesiog paskutiniam galbūt
klausimui dar norėčiau pasidalinti savo mintį. Ir klausimėlis. Jeigu įtrauktis ir įvairovė būtų desertas, kaip manote, koks jis būtų? Tai labai kviečiu užpildyti ir pafantazuoti. Kaip atrodytų įtrauktis, koksai jisai būtų patiekalas, koks desertas, šokoladas su paprika, puiku, sluoksniuotasis tortas, taip, vaisių salotas, saldus su aštriais prieskoniais, medutis, įsimintinas ir kvapnus. Nuostabu. Ui. Ir taip pat su šia gražia nata, su deserto prieskoniais, norėčiau pakviesti Liną Trevienę pasakyti galbūt baigiamąjį žodį šių pietų. Tai ačiū visiems, kad šią penktadienio pietų pertrauką skiriate prasmingam susitikimui. Kartu kūrėme erdvę, kurioje svarbiausia žmogus, jo patirtis, atradimai ir stiprybės. Šiandien girdėjome tikras istorijas, jautres, drąsias, kupinas mokymosi džiaugsmo. Kalbėjome apie tai, kaip mobilumo patirtis keičia ne tik dalyvius, bet ir mus visus, kaip jos moko įsiklausyti, suprasti ir kurti pokytį. Erasmus Plus tai daugiau nei tarptautinė programa. Tai kvietimas kiekvienam kurti atviresnį, šiltesnį pasaulį, kuriame kiekvienas jaučiasi įtrauktas, laukiamas ir reikalingas. Kai įtraukiame visus ir laimime visi. Taigi visos komandos vardu dėkoju, kad buvome kartu. Tegul šios patirtis įkvepia mus kasdien kurti pokytį.